Taip, tai sveiki visi. Iš nuobodulio aš nusprendžiau šiandien padaryti video, kuriame aš visiškai nieko neveiksiu, tačiau šiandien mes aptarsime mano draugelio Yourselves žaidimo laiką ir jokio kito žaidimo kaip ta launcherio. Aš suprantu, Minecraftas kartais yra jo smagu, tačiau šiandien aptarsime, ką jisai gali veikti 192 valandas ir 3 minutės non-stopų Minecraft'e. Taigi šiandien jūs pamatysite rankingą, ką galima veikti ir mano teorija, ką jisai veikia ten. Aš nežinau, gal jisai ten šeimą susirado, gal jisai miestą stato, gal jisai populiaciją bando atkurti, o gal jisai tiesiog neturi ką veikti gyvenime. Tai 192 valandas kapoja Minecraft'ą. Tai viską per šį video išsiaiškinsim. Taip, tai shoutoutas Žvirbliui. Followinkite ant TikToko, nes 192 valandos žmonės nusipelno tokio. Taip, tai visi sveiki. Pasižiūrėkime, ką jisai galėtų daryti Minecraft'e pagal mane. Pradedam nuo statymo. Taip, tai pagal mane jisai daro 3 skirtingas kategorijas šitam žaidimui. Aš manau, jisai stengiasi padaryti noob versus pro versus hacker. Dabar apsižiūrėkime, kaip tai atrodytų žaidime. Taigi pradėkime nuo noobo. Tai noobo bazė visą laiką būna paprasta, tačiau sena gera bazė visą laiką jūs apsaugos, suteiks golobstį ir padės išgyventi tą naktį. Aišku, 100% sutinku, kad Minecraft'e net nereikia tų bazių. Čia visą laiką yra gerai turėti jaukų, gerą, iš dirvožemio padarytą tvirtą namą. Taigi, pereikim prie pro. Kaip matote, šis video nėra mano. Tai pro namas dažniausiai būna paprastas, tačiau labai gerai atrodantis, bet šiandien aš ne apie tai norėčiau pašnekėti, ne apie pro, noobo ir hakerio namus, bet aš norėčiau pašnekėti apie 192 valandas, kurias Yourselves turi. Aišku, nebent jisai stato šį namą, tada aš nežinau, ką jisai veikia. Gerai, pereinam prie antros idėjos. Populiacijos kūrimas. Taip, tai dauguma žmonių, kurie praleidžia 192 valandas ant Minecraft'o, stato tokius va miestus, jie viską kuria, tobulina savo įgūdžius, tačiau šis atvejis ne tas. Yourselves tikriausiai didina populiacijas, plečia generacijas, bei daro negražius dalykus su villageriais, taip praplečiant jų gyventojų skaičių. Taigi, bet tai nėra tiesa. Ir jūs tuojau sužinosite, ką jisai iš tikrųjų veikia 192 valandas Minecraft. Deginu villagerus, bėgioju pro pasaulį. Toliausiai buvau nubėgęs 22 000 blokų nuo savo bazės. Ką aš dar miškus deginu, jaunus deginu, užmušu suvalgau. Grandinu. Kaip išgirdote, jisai tiesiog visame yra blogietis. Jisai nesupranta paprastos simpatijos, jisai nekuria miestų, jisai nedidina populiacijos, jisai 192 valandas bėgioja ir viską degina, ką mato. Taigi čia yra žiauri tiesa apie jį.